Pernai jūsų komentaras apie rungtynes. Klampios rungtynės, aišku, taškas į tašką visas beveik rungtynės. Galbūt turėjom kažkokių savo atkarpų, mini atkarpėlių, kurias galėjom sužaisti geriau, šiek tiek didesnę persvarą galbūt susikrauti, bet tokios klaidelės neleido to padaryti. Bet iš kitos pusės tai turbūt buvo vienas tų kovingiausių galbūt rungtynių, kur šituo bent aspektu dėjom tikrai šiandien atrodo didesnį žingsnį į priekį ir pradėjom šitas rungtynės bent jau nuo gynybos. Tai kažkas tokio, ką mes norim turbūt daryti kiekvienos rungtynėse, nuo to pradėti ir manau, kad tai turėtų būti mūsų veidas. Pavo yra viena geriausiai kamuolį spaudžiančių ir viena daugiausiai klaidų išprovokuojančių komandų, bet 22 klaidos turbūt vis tiek yra tai daug, kas lėmė tas klaidas, dėl ko labiausiai bedėt pirštų po rungtynių. Jo, tai kaip minėjot, buvo tokių skaudžių klaidų, galbūt ties vidurį, kur prarandam kamuolį, nubėga pelno lengvus taškus, bet aišku, iš kitos pusės mes irgi turbūt ir žaidėjom turėtume daugiau padėti, aš manau, įsivarant kamuolį, panašiai kaip jie daro, bandai spausti irgi jie status užtvaras kažkokius. Čia mes tą turim pasišnekėti, kaip patogiau mūsų turbūt žaidėjom. Kitas dalykas, nemažai klaidų tokių buvo iš to noro galbūt įsiveržus perduoti kamuolį ir paskirstyti tos perdavimus, bet aišku, kokybės tam dar reikia pritrūko, bet bent jau buvo kažkoks kamuolio judėjimas ir net toks statiškumas, kad jau buvo įprasta mūsų žaidime. Pabaigoje ta paties pražanga turbūt neplanuota ir ar ji buvo apskritai? Ne, tikrai neplanuota, tai čia vėl mano kalbė turbūt, kaip sakyt, aš atvirai pasakius, nežinau, gal ir negaliu komentuoti to teisėjos sprendimo ar ne, bet aš turiu savo nuomonę. Kaip sunku dabar yra sukontroliuoti tas emocijas, kad įsigilimo tos rungtynės po rungtynių? Sudėtinga, aišku, sudėtinga, bet sakau, ir su komandu šnekėjom, kad kovodami, pralaimim taip, tai nėra taip, kaip sakyt, beviltiška, kaip atrodydavom kai kurias rungtynės šiais metais, o klaidos yra ištaisomas dalykas. Tai pirmiausia, pradėjom nuo kovos, manau, kas turėtų būti mūsų, sakau, veidas ir kai taip pralaimi rungtynės, be abejo, apmaudu, bet žvelgi kitas rungtynės ir ieškai dalykų, kuriuose gali būti geresnis. Tai aš manau, kad mes, jeigu išlaikysim tą pačią kovą ir tą energiją, ką šiandien demonstravom, ateityje, kad tik tokiu atveju galim kažko geresnio tikėtis. Kiek tas klaidos arba tokie pralaimėjimai galbūt neša tokia abejojimą savimi irgi matom ir Geitsas mūsų rinktinėje, kur galbūt galėjo sužaisti kitaip, ne paskui Šmitas irgi suabejoja, esmės iš toli atsiranda tokia vieningumo po tų klaidų ir pralaimėjimų. Na, žinot, natūralu, kad komandai turbūt, kiekvienoj komandai pralaimėjimo etape atsiranda tokių abejonių, tokių ar ne, kažkokių dvejonių, galiausiai toks skrintumas, tokie, sakykim, kažkiek pralaimėjimai slegia, bet sakau, čia mums reikia vieno, dviejų geresnių rungtynių, kur galbūt pralaimėtume paskutiniam sekundėm ar sakykim, įtemptą kovą, kas kiekvienam žaidėjui neša to pasitikėjimo ir čia, aš manau, daugiau toks, kaip sakyt, aišku, komandinio žaidimo, bet ir toks kažkiek pasiekmės gerų epizodų klausimas. Rungtynį ne tik treneris kalbėjo Rūbinį, bet ir turėjo trumpą žaidėjų susitikimą. Kokia dabar yra ta pagrindinė žinutė vienas kitam? Mes pasišnekėjom. Aš nenoriu sakyti, kaip tai tikrai buvo, bet komandinis pokalbis daugiau, tai neišsiplėsti.